turiu tokią įdomią situaciją, kurią noriu su jumis pasidalinti. Prieš 2 mėnesius eitas technikinis, 48 000 rida fiksuota, dabar yra 44 000 skydelėje. Dabar klausimas, kas padarė klaidą? Ar moteris vyresnio amžiaus, matosi išsilavinusi, atsuko ridą kelis tūkstančius kilometrų, ar privalomoji techninėje apžiūroje užrašė blogą ridą? Ji prisiekė, kad tikrai nesuko jokios ridos ir man vizualiai būtų sunku patikėti, kad ji galėjo atsukti. Nebent jos vyras ar dar kažkas. Bet jeigu ir būtų sukę, nebūtų tiek sukę, kad matytųsi ryškiai, kad sukta rida. Tai duodu daugiausiai šansų, kad technikinį užrašė nesąmoningą ridą. Man asmeniškai pačiam yra daug sykių buvę, tiksliau 2 sykius buvo. Toks atvejis, kaip užrašė ne tokią ridą, kaip yra skydelį. Ir vos nepridarė labai rimtų reikalų, parduodant automobilį. Tai jūs pasižiūrėkit, kokiams ridai rašo technikinį. Nes jie kartais taip dirba. Patys žinot puikiai.